rytas, mano vardas Julija, man 4 metai, aš labai mėgstu riešutauti, grybauti, dainuoti ir sekti pasakas. Sėdamės visi prie stalo, norit pasakos be galo. Jeigu norit, prašom stalą, kad gerai paslėptų galą. Ir sėdėdami prie stalo, sekam pasaką be galo, sekam pasakos stalas, mums nesako, kurios galas. Mūsų pasaka be galo, tai nereikia pykt ant stalo, o jei norit su galu, prašom neiskim po stalu. Pasaka be galo, tai nereikia pykt ant stalo, o jei norit su galu, prašom neiskim po stalu. Mūsų pasaka be galo, tai nereikia pykt ant stalo, o jei norit su galu, prašom neiskim po stalu. Džanis Rodaris pasaka telefonu. 4, 4, 8, 1, 2, 1. Klausau. Labas rytas, čia Julija. Labas rytas, Julytė. Kaip sveikata? Dėkui, gera. Ką veikiate? Kiek tavo skambučio laukiu. Ar pamenate, kaip mes susipažinome traukinyje? Aišku, pamenu. Nes tada, atrodo, važiavome iš Vilniaus į Kauną. Tada pasaka. O jūs norite, kad aš jums ją dabar pasiekčiau? Labai noriu. Klausau. 1 minutėlę. Gerai. Alisa Prapuolenė. Papasakosiu tau apie Alisą Prapuolenę. O kodėl Prapuolenė? O todėl, kad jinai prapuldavo visada ir visur. Kartą jos senelis ieško, sumanęs nunešti į sodą. Alisa, kur tu? Aš čia, seneli, kur čia? Žadintuve. Jei parūpo sužinoti, kas ten visą laiką tiksi. Taip parūpo, kad jinai vos nespėjusi mistelėt, atsirado tarp dantračių ir spruoklių. Ir štai dabar ji turėjo šokinėti nuo dangtelio ant dangtelio, kad jos nesutraikštų įmantrus mechanizmai, kurie šnekėjosi be tvangos. Tik tak. O kitą kartą jos senelis ieško pusryčių. Alisa, kur tu? Aš čia, seneli, kur čia? Nagi visai šalia, butelyje. Na kaipgi tu tenai patekai? Aš labai norėjau gerti, o po to pliumpt ir įkritau. Taip, įkrito į butelį su vandeniu. Baisu. Ir štai dabar ji turėjo makaluoti kojomis rankomis, kad nepaskęstų. Vasarą, kai ją buvo nuvežęs per langą, jinai išmoko plaukti varlyte. Na, palauk truputį, tuoj aš tave ištrauksiu. Senelis nuleido į butelį virvutę, Alisa vikriai užsikorė ir išlipo laukan. Štai kada jinai suprato, kad mankšta yra tikrai naudinga. Bet vieną kartą Alisa prapuolė. Ir kaimynė juos ieškojo, kurie ateidavo kasdien paskaityti senelio laikraštį ir tokiu būdu sutaupydavo 40 lirų. Dieve, kokia nelaimė, tarė persiganus senelė. Jeigu mes jos nerasim, kol tėtė ir mama grįš iš darbo. Alisa, kur tu? Alisa, kur tu? Bet šiuo kartą Alisa neatsiliepė ir negalėjo atsiliepti. Štai tada Alisa paklausė, kur tu? Alisa, kur tu? Alisa, kur tu? Alisa, 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 Alisa, kur
Ji klajodama po virtuvę, ji kištelėjo savo smalsią nosytę į stalčių su staltiesėm ir servetėlėmis. Ir žinoma, įkrito ji ir užmigo ant minkštų staltiesių ir servetėlių. Kažkas jo pro šalį ir užstumė stalčių ir kam galėjo ateiti galvą, kad ten Alisa. Pabudus ji pamatė, kad aplink tamsu, nors sakė durų, bet nei nemanė įsigąsti. Vakare grįžo tėtė ir mama iš darbo ir ėmė barti senelį ir senelį. Ak, šitaip jūs augot vaiką. Mūsų laikais vaikai nekrisdavo į kriauklės prieštavojo senelis ir senelė. Mūsų laikais vaikai krisdavo nuo lovos ir tada tik tai ant kaktos naujas gumbas atrasdavo. Tai Alisai pabodo laukti. Ji išnaršė staltiesės ir servetėlės, nusigavo iki stalčiaus dugno ir ėmė iš visų jėgų trepsenti komus. Tuk, 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 tarė tėtė. Man regis kažkas beldžiasi, o Alisa dar garsiau. Tuk, tuk, tuk. Tai buvo džiaugsmo, kai ją surado, o Alisa ėmė tą progą ir įkrito į tėtę švarko kišenę. O kai ją iš ten traukė, įsigudino įsitepti rašalų, nes sumanė pažaisti tėtę šratiniu koteliu. Ar graži pasaka? Labai graži, tu labai gražiai jas sakai. Julyt, bet tu tikriausiai moki daugiau pasakėlių. Žinoma, moku, taip. Bet dabar aš jau nebeturiu laiko kalbėti, nes aš vedu naują laidą Saulės zuikutis. Iki kito susitikimo. Na gerai, iki kito. Viso gero. Viso gero. Kiekvieną rytą, kai esu sveika, ateinu į vaikų darželį. Čia susirenka ir mano draugai. Augustas, Diana, Elė, Gediminas, Gabrielė, Ignas, Darius, Artūras, Gabrielė, Saulius. Mes drauge piešiame, žaidžiame ir išdykaujame. Ką tau labiausiai patinka veikti darželyje? Žaisti. O ką žaisti? Su mašina. O tau ką, Gabrielė, labiausiai patinka žaisti? Man patinka su tais indeliais. O ką dar? Daugiau nieko. O kokiu tu eilėraščių moki? Visokių. Tai pasakyk, gal mums kokį. Gerai. Pasipuošusi mažutė balto sniego paltuku. Brenda per pusnis eglutė be kelių, be takų. Kur eglutė tu eini, gal mieste kur gyveni, per pusnynus aš einu, paklausyt žemos dainų. Labai gražus eilėraštukas. O ką tau? Ką? Skautėm žaisti. O ką dar? Nieko. O kokiu tu dainų ar eilėraščių moki? Ką? Kokiu? O ką tau Dariau labiausiai patinka veikti darželyje? Žaisti. O su kuo žaisti? Su kompiuteriais. O su kuo dar? Ir su mašinom. O su kuo tau, Gediminai, labiausiai patinka žaisti? Su mašinom. O su kuo dar? Su kačiuku ir sėdžiu. O kokiu tu dainų moki ar eilėraščių? Gal pasakysiu mums? Pasakyk. Taip tyliai sninga ant miško ir ant lauko, papūrų žemė minga ir mėnesionas laukia.
Bet žemė laukti moka, baltai pasidabinus. Rečiau snieguolė šoka ir gula į pusnynus. Neragina jų keltis, lai spindi ir žeruoja, dindėl čilelį. Senelis šaltis pas vaikučius važiuoja. Labai gražu. O su mumis draugauja dvi auklėtos, Danguolė ir Eugenija. Čia mūsų auklėta Eugenija. Auklėtai, ar jums neskauda galvos nuo mūsų, kai jūs grįžtate namo? Žinai, Julyte, kai vaikučiai geri, man niekada galvos neskauda. O kai blogi? O kai blogi, tai būna, kad ir paskausta kartais. Ačiū. O mums labiausiai patinka mankštintis.
Vaikai, neįsigaskite, čia mano draugas dėdė gydytojas, vaikų gydytojas. Labas rytas, vaikai. Na, Julyte, kas tau atsitiko? Truputėlį sergu. Truputėlį sergi. Galima aš tave paklausysiu. Paklausysiu Galima. tavo širdelę, plaučius. Galima? Duok tada mano garytę, aš atsieksiu tavo suknelę. Va. Eikš. Nešalta? Ne. O dabar paklausysiu tavo plaučius. Gerai. Giliai kvėpuok. Neskubėk, nes tuoj galva apsisuks. Žinai, nieko blogo aš negirdžiu. Man atrodo, kad tavo širdelė ir plaučiai sveiki. Na, parodyk tu man dar gerklę. Ai, kaip tu moki gražiai rodyti gerklę. O ką daryti, kad nesirgti sloga? Kad nesirgti sloga. Nu, pabandykime įsitaisyti. Žinai, man atrodo, kad pirmiausia reikia nesušalti kojyčių ir nesušlapti. O žinai, koks yra ryšys tarp kojyčių ir nosies? Ne. Kai sušalsi arba sušlapsi kojytes, pradės tekėti nosis. O dar reikia valgyti daug daržovių. Reikia valgyti obuolius, morkas, svogūnus. Tu mėgsti svogūnus? Mėgstu. Mėgsti. Ir žinai, kada reikėtų padaryti? Ką? Jeigu labai nori ledų, tai juos reikėtų valgyti parsinešus į namus. Dėdė Sauliau, leiskite, o dabar aš jūs patikrinsiu. Patikrinsi? Taip. Prašau. Padėti tau? Aš padėsiu. Va. Va. Prašau. Kągi tu dabar klausai? Ką klausai? O, širdelė tai čia. Va. Dabar paklausyk plaučius, taip? Kaip ir aš tave, taip ir tu paklausyk mano plaučius. Viskas tvarkoj. O leiskite, dabar aš jūsų gerklę pažiūrėsiu. Prašau. Viskas tvarkoj. Tvarkoje? Dabar jūs galite gydyti vaikučius. Dėdė Sauliau, atleiskite, kad aš jums truputėlį pamelavau. Bet aš labai norėjau, kad jūs manęs ateitumėt aplankyti. Aš esu visiškai sveika. O jūs man galėsite papasakoti kitą kartą, kaip atsiranda vaikai? Būtinai papasakosiu. Bet kitą kartą. Aš labai atsiprašau, aš dabar turiu skubėti, manęs laukia ligoniai. Viso geriausio. Viso geriausio. Mėlynas autobusiukas vieną kartą atvažiuos. Mėlynas autobusiukas bus iš vasarų žalios. Mėlynas autobusiukas lekia žydinčiais kalnais. Mėlynas autobusiukas lekia
slėnis mėlynais. Mėlynas autobusiukas, lekia slėnis ir kalvom. Mėlynas autobusiukas, lekia tolumon. Mėlynas autobusiukas, sankryžoj žalia šviesa. Mėlynas autobusiukas, mūsų meilė ir tiesa. Mėlynas autobusiukas, ak, kaip gera pavažiuot. Mėlynas autobusiukas, bilietėlis be grąžos. Mėlynas autobusiukas, lekia slėnis ir kalvom. Mėlynas autobusiukas, lekia tolumon. Mėlynas autobusiukas, lekia slėnis ir kalvom. Mėlynas autobusiukas, lekia tolumon. Mėlynas, mėlynas mūsų pasaulio autobusiukas šviesus. Mėlynas, mėlynas mūsų pasaulio autobusiukas šviesus. Vaikai, mano rankose jūsų laiškai. Nors aš dar pati skaityti nemoku, bet iš jūsų piešinukų suprantu, kad jūs labai pasiilgote 3 keistuolių. Taigi, jums pageidaujant dainuoja 3 keistuoliai: Keistukas, Keistutė ir Keistulis. Maži vaikai, vaikučiai, smalsutis ir smalsučiai, smalsaukit ir keliaukite Australijon visi. Smalsaukit ir keliaukite Australijon visi. Na visa Australija, bananų, mandarinų, pilna visa Australija, ledų iš apelsinų. Pilna visa Australija, ledų iš apelsinų. Galėsite miegoti, vartytis pataluos, galėsite klausyti pasakos ilgos. Galėsite klausyti pasakos ilgos. Kaip džiaugiasi žmonės, iššaukė valio, nes sakė, kokia šaunuolė Dramblytė, juk tai pats puikiausias būdas keliauti už dyką. Dramblytė, gal tu nori dovanų? Taip, aš noriu dovanos. Aš noriu pūkinių patalų, kad galėčiau išsimiegoti ir paskui keliauti pas savo močiutę. Ir žmonės dovanoja pūkų patalus. Vaikai, ar jūs valgėte kada nors Tomo blynelius? Ne, tai patys mėgstamiausiai Tomo blyneliai.
ir pati juos gaminu. Reikia vieno kiaušinį. Truputėlį druskos. Ir cukraus. Tada reikia labai gerai išplakti kiaušinį su druska ir cukrum. Tada reikia įdėti šaukštą kvietinių miltų. Ir šaukštą grietinės. Ir tada reikia labai gerai išmaišyti tešlą. Keptuvėje į karštą sviestą arbatiniu šaukšteliu reikia dėti labai mažus blynelius. Jie turi iš abiejų pusių labai gražiai apgelsti. Iškepus sudėti apvaliai ant lėkštutės viduje. Įdėti 1 šaukštą ar 2 šaukštus vyšnių arba kokios kitokios ar seribento uogienės. Iškepti juos paprašykite mamyčių, tėvelių arba močiučių arba senelių, nes vaikams prie ugnies lysti negalima, nes nusideginsite pirštukus. Gero apetito. Koks tavo vardas? Mykolas. O pavardė? Ilginis. O kiek tau metų? 4. Aš girdėjau, kad tu labai moki gražiai improvizuoti. O gal dabar tu mums gali paimprovizuoti? Galim. Viskas. Neparuosta čia viskas. Dabar šviesą dera. Viskas čia. Dabar. Taip. Nieko nesuprantu, ir piešiu nėra, ir nieko nėra. Ko reikia, to nėra, vat.
O, čia jau kitą persivelčiu. Jau pavaigėsi, čia bus kitas. O, čia bus kitas. Jeigu galą pamačiau, jeigu namo pamačiau, hopai, ėvė šnygas, ausnė, net žmonių atėmė. Planių aš pamačiau, šimtą liūdą pamaliau. Ir pamalius jos išėjo, rodus kaip aušėjo. Ir stygas pavaidės, užmačiau aš viską, o paskui tik bandys viską. Ar tu jau pagalvojai, kuo nori užaugęs būti? Gal geriau švėjų. Švėjų? O kodėl švėjų? Ai, kodėl švėjų? Kas tai geriau šiuvu? O ką siuva? O ką tu siuvi? Šiuvu, ką duodai? Medžių, paltus, jau dabar kitą dainą bus. Medžių paltus nusiėmiau, grabanko nedėdėjau, kaip vėlos leido, nuo pačios žūrės, aš mačiau, kaip skambėjus, nuo visų Lietuvą, užmirštais, aš viską mačiau. Išlėdė, viskai patyrė, žmonių žiūrėjau, kaip kameros įdėmai, o paskui taip ašarau, ruoderį pasivilkau ir išėjau žiūrėti mišką, tai iškeltėm viską, aš tuoj paėmėm pačivilkau ir džinkus apsivilkau. Viskas gulma, kaip džarhainė, aš pats išėjau, iš žmonių, gal išsitraukau, pabaiga gal jau buvo, gal nebuvo, iš pradžių aš daug išrandau, ir tą pasaką baigiau, ir knygelę numačiau, ir tą pasaką baigiau. Vaikai, jau mūsų laida beveik pasibaigė. Jeigu kas kuriate pasakas, parašykite. Jeigu kas žinote kokį skanesnį receptą negu Tomo blynai, taip pat parašykite. Taigi, iki kito susitikimo su mūsų Saulės zuikučiu, iki kito pasimatymo. Globoja rūpestingai, siųsdama po spinduliu.
vakar.